Lapkričio 17 dieną kviečiame kartu su mumis keliauti į piligriminę kelionę į Indiją. Ir kodėl būtent su mumis? Tai dėl to, kad su mumis yra labai saugu keliauti į Indiją, neprognozuojama Indija, todėl kad Anantara Prabhu 15 metų keliauja po Indiją ir turbūt, kaip aš čia pasiklausiusi, kiek laiko Anantara Prabhu praleidžia Indijoje, tai man toks vaizdas susidarė, kad daugiau Indijoje negu Lietuvoje arba Europoje. Nebūna. Nu, pusę, gerai, nedaugiau. Pusę laiko Indijoje, o kitą pusę Europoje. Ne? Taip, kadangi, matot, Indija ta vieta, kur atrandi save, mokėsi iš tų žmonių, kuriuos sutinki, mokėsi savybių charakterio, mokėsi papročių, nes tai yra teisingiausi, geriausi, laimingiausi papročiai, kurie išlikę dar žemėje. Ir kai matai tą kultūrą, kai matai tą paveldą, kai matai tą gilį, noris irgi tokiu pat būti kantriu, nuolankiu, paprastu, meiliu, geru, švelnu. Čia būdinga visiems, tiek vyrams, tiek moteriams. Reiškia, pas juos stabilios šeimos, gili kultūra, pagarba tėvams, seneliams, giminiai, šventėms, Dievui. Visiems. Va tas dar išlikę, žinote, maistas, reiškia, turtingas. Jie nuima po 3 derlius kiekvienais metais. Tai va, norisi būti kaip jie. Begalinė kantrybė, begalinės nuolankumas. Ir supranti, kad vos net ten kas 3, 5 žmogus gali būti šventas pagal mūsų įsivaizdavimus. Kai sutinki, paslaugumas, tai žinote, noras padaryti kažką, tai va, viskas pas jūs yra. Tai va, dėl to aš ten važiuoju. O jūs važiuojate į tą patį miestą, vietą ar keliaujate po visą Indiją? Kaip išeina, mato, dažniausiai aš būnu Vrindavane. Vrindavinas tai dvasinis pasaulis, šiam materiam pasaulis, nieko nesiskiria nuo dvasinio pasaulio ten, kur mes norim grįžti. Bet aš tikrai apkeliavau daugybę šimtų vietų ir kaskart dar kažkur užsuki, visi nauja. Keliauju tas vietas, kurios jau yra garsiausios ne tik žemėje, bet visatoje. Tai va, apie kurias aprašyta prieš 1000 metų jau, kur išminčiai buvo, kur šventieji buvo, kur Dievas žaidė kažkokius tai žaidimus, kur buvo kažkokie pusdieviai, ten kažką veikė, žinote. Tai va, ten tokių vietų tūkstančiai. Čia neužteks nei vieno gyvenimo, nežinau, kiek čia gyvenimo reiktų, kad apkeliauti tas vietas išminčių visatos, kur jie meditavo ten po 1000 metų, kur gyveno 100 000 metų. Tai tokios vietos nuostabios, žinote. Tarkim, yra vieta Vrindavane, mes kai būsim Vrindavane. Mes 4 dienas būsime Vrindavane. Aš nuvesiu vietą, kur sėkmės dievė Lakšmi ten po šią dieną gyvena. Jis prieš 5000 atėjo, norėjo sudalyvauti tokiam rasų šokį. Ir negalėjo įti, kadangi jinai deivė, o ten šoko piemenaitės. Jos neįleido. Statusas per žemas. Ne, jos per aukštas. Ai, per aukštas? Nu, jinai deivė, o čia piemenaitės. O piemenaitės yra paprastos, žinot, naivios, gražios, tyros, be gudrybės, be nieko, čia ateina deivė Lakšmi, jos neįleido. Tai pasakė, aš amžinai čia pasiliksiu. Jinai ten pasiliko, tai vietoj pastatė šventyklą. Ir dabar yra dievybės, taip kaip pas mus Jėzus ant altoriaus, ten yra Lakšmi, o Lakšmi reiškia sėkmės deivė. Ir ten, jeigu ateini, jeigu meldiesi, jeigu aukoji, tau šventikas duoda monetą, reiškia nuo Lakšmi. O Lakšmi reiškia pinigai. Jeigu gauni tą monetą, tai pinigų tau niekada netruks. Visada turėsi. Gauni tokį apdovanojimą. Nu, čia kaip maža paslaptis mano tokia. Nežinau, gal kas žino, bet va, taip atskleidžiu jums, kad jūs žinote. Tai dabar žinote šią paslaptį ir jūs dabar žinote, kodėl galite keliauti ramiai, keliauti kartu su mumis. Tai pirmiausia dėl to, kad Anantara 15 metų keliauja po Indiją ir ko tik tai ten toj Indijoje nematė, su kokiais iššūkiais nesusidūrė. Ir reiškia, kad mes būsime su labai patyrusiu vedliu. Tai čia man tai, pavyzdžiui, labai šitas svarbus momentas, tai nežinau kaip jums. Ir antras dalykas, be to, kad kiek daug mes pamatysime, mes dar ir aplankysime Lakšmi deivės šventyklą ir visi parsivešime pinigų. Tai mes grįšime turtingesni, negu išvažiavome. Teisingai sakau? Matyti, jeigu kas važiuos, aš tikiu, kad turės tų pinigų. Tai lapkričio 17 dieną jau išskrendam. Tai vadinasi, jau dabar reikia priimti sprendimą ir keliauti su mumis. Kviečiu.